Tradicinės durys Totum Econom tai labai gerai garsą ir šilumą izoliuojančios durys. Jas galima naudoti tiek vidinėse patalpose, tiek ir lauke, naudojant atitinkamą apdailą. Durų konstrukcija pagaminta iš uždarų lankstytų profilių, kurių dėka, naudojant net 1 mm plieną, konstrukcija lieka stabili ir ilgaamžė. Tai patvirtino bandymai atlikti KTU laboratorijoje. Bandymo metu buvo atlikti 100 000 uždarimo ir atidarimo ciklų. Tai atitinka maždaug 20 durų tarnavimo metų. Durų garso izoliacija yra ypač gera ir garso izoliacijos rodiklis yra net 43 decibelai. Durų varčia užpildyta mineralinė vata. Duryse įstatomos dvigubos tarpinės, viena iš kurių užklijuojama per visą varčios perimetrą, o kita įfrezuojama į prisuktas prie staktos juosteles tos pačios spalvos, kaip ir vidinis skydas. Tai suteikia durims daugiau estetinio grožio. Ta pačia medžiaga apdailinta ir varčios priekinė dalis. Duryse naudojami specialūs vyriai su atraminiais guoliais, o nuo vyrių nupjovimo saugo net 4 16 mm diametro kaiščiai. Spynos kaiščiai nuo įsilaužimo apsaugoti dvigubų metalo sluoksnių. Nors durys vadinamos Totum Econom, net į standartinį komplektą įeina slenksčio apdaila nerūdyjančių plienų, kurie apsaugo daugiausiai pažeidžiamą vietą – durų slenkstį. Lankstaus gamybos proceso dėka durys gaminamos ir komplektuojamos pagal individualų užsakymą. Juose gali būti panaudotos žymiausių gamintojų spynos, kaip Asa, Čyza, Motura, Secureme, Multilok. Taip pat jos gali būti gaminamos su įvairia apdaila. Durų gamyboje dažniausiai naudojama apdaila. Laminuota medžio drožlių plokštė, frezuota medžio dulkių plokštė dengta PVC plėvele, kuri gali būti įvairių raštų, net ir nestandartinių, frezuota medžio dulkių plokštė dažyta dažais pagal RAL paletę, vandeniui atspari faniera dengta specialiais laukui skirtais dažais pagal RAL paletę. Naudojant šią medžiagą ir papildomai apšiltinus taktą, Totum Econom durys gali būti naudojamos ir lauko sąlygomis. Naudojant Totum Econom lauko sąlygomis, duryse gali būti sumontuotas ir stiklo paketas, kuris gali būti įvairių dydžių ir formų. Durys gali būti standartinės ir nestandartinių dydžių, kaip su nejudama dalim iš šono, iš viršaus arba dvivėrės. Totum Econom duryse galime užsakyti daug papildomų detalių. Iš pagrindinių galima būtų pažymėti durų atidarimo ribotuvą, grandinėlę, atlaikančią net 760 kg patraukimo jėgą, padidintą ar neperšaunamą akutę, slenksčio apdailą nerūdyjančių plienų ir kitas. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mūsų konsultantus.